ūkio, dabar štai toks išpuolis. Ir čia panašu, uždaryti visi klausimai, taip, puolis, labai įdomus epizodas. Greita ataka, Eduardo priekyje, visų priekį, aplenkęs muša antrąjį savo rungtynių įvartį ir panašu, jog Tauro. Kol kas garliava nuo dar vieno Tauragės išpuolio. Pikčiūnas, jo perdavimas atgal, Junioras, kamuolys baudos aikštelėje, 2-0. Pradėjęs pirmojo įvarčio. Dar kas šiek tiek pažaisti, Pikčiūnas. Prasimeta kamuolį Pikčiūnas, perdavimas ir 3-1. 3-1 Eduardo. Dar vienas Junioras. Miesto žvilgsniu, kurgi yra komandos draugai ir kuria zona bus pakeltas kamuolys. Link tolimai virpstas smūgis. Įvartis 1-1. žais su Mažeikio atmosfera, čia smūgis ir kaip kamuolys neatsiduria dabar vartų su kamuolio. Tikalus jo perdavimas leidžia apsisukti varžovui kėdainiečiai ir tuo naudojasi Eduardo. 2-1. Eduardo. Vosu, baudos aikštelė, žiūri kam atiduot kamuolį, Eduardo kamuolį praleidžia ir įvartis. Taip pat turi savųjų idėjų, jo idėjas yra kuo greičiau grąžinti kamuolį į aikštelę. Kuo įmanoma greičiau, smūgis iš toliau, Junioras Ojojoj, kaip klysta vartininkas, išgyrėm, o dabar tušti vartai ir įvarčio nėra, Eduardo vis tik tai siunčia kamuolį į vartus. Na ir toks kuriozinis įvartis, bet jisai krenta. Klaida, kuri, gali atnešti įvartį į rūbinę. Dar vienas geras perdavimas, o smūgis yra smūgis. Įvartį paieškoti. Milono čia gali surasti įvartį antrąjį Tauras. Kamuolį Junioras. Čia pavojinga situacija. Aš pasakoju apie vadovybės sumanymus, perdavimas iš dešiniojo krašto ir Koks pavojingas perdavimas. Kas čia dabar įvyko? Arbitras Vilkukas. Oi, kokia klaida. Ir jie gali šeimininkai pasinaudoti Eduardo baudos aikštelį. Perdavimas kairėn, pavojinga situacija ir... Tauras su kamuoliu, perdavimas į kairę. Jorge Eduardo. Jo tolimas šūvis ir... Situacija. Kamuolys jau varžovų baudos aikštelė. Čia gali būti pavojinga ir 1-0. Svečiai taip pat vyksta susitikimą. Čia štai toks
ekipoms vadovauja, svečių ekipai vadovauja Sergej Kuznecov. Tuo tarpu Klaipėdos Neptūno futbolininkų treneris yra Oleg Lutkov. Čia pavojingas epizodas! Buvęs aikštėje, tada jis atitekęs Garliavos komandai. Mačaitis, vartininkas vilkintis pirmų numerių pažymėtus marškinėlius. Čia pavojingas perdavimas ir 1-0. Jie bus atliekami. Eduardo. Perdavimas Pikčiūnui, Pikčiūnas atgal ir nepavyksta už. Ir puikiai vertinęs tą situaciją, epizodui pasibaigus, nubaudžia aikštės šeimininkų. Siunčiamas kamuolys į baudos aikštelę, čia kamuolį pavyksta pasiekti Tauro žaidimą. Po truputėlį perima iniciatyvą Tauragės. Ekipa geras, tolimas perdavimas, nusimetimas, kritinės smūgis ir įvartis krenta į Jonavos komandos vartus ir priekaištingai žiūri ten. Ir čia taip galima nukeliauti ir nukeliaujama iki baudos aikštelės. Smūgis kairė koja. Labai greitai juda kamuolys. Junioras 1-1 žaidžia ir kelia kamuolį. Ir taip kelia, jog galbūt dabar Junioras 1-1 kelia kamuolį. Smūgis ir įvartis. Junioras turėtų išnaudoti savo savybės 1-1. Juda į vidų. Brungas susitiko su FK Bivonu. Čia pavojinga situacija. Eduardo smūgis ir šalia vartus. Pavagė kamuolį iš varžovo. Perdavimas Pikčiūnui. Pikčiūnas ir kaip. Čia gali būti pavojinga ir 1-0. 1-0 Eduardo. Berods jisai siunčia kamuolį į vartus. Į pirmą smūgį reagavo Lukas Kolenda, tačiau pirmas prie kamuolio. Grįžo dabar. Logiškai buvo praradęs greitį Justas. O čia štai tokia situacija, kuri baigėsi dar vienu įvarčiu. Ir Eduardo juvelyriškai išnaudoja Čibukės Rugoso perdavimą. Kaip ten susitvarkė su kampiniu. Eduardo geras perdavimas ir rezultatas tampa 4-1. Karolis Gvildys siunčia dar vieną. Tininkas Martynas Statkus, Ilges Tereda, Maratas Krasikovas, Nedas Totelas, Artiomas Oniščenko ir Tajus Pilypas. Komanda treniruoja Sergejus Kuznecovas, o čia kamuolys vartuose. Tęsia Eduardo. Eduardo gali smūgiuoti, tą ir daro Eduardo. Pikčiūnas baudos aikštelėje. Ten jį stumia Makanas Diavara, Žoržė Eduardo baudos aikštelės prieigose. Eduardo jau baudos aikštelėje, jo perdavimas ir Makanas Diavara. Apsigina šioje ir Makanas Diavara tarsi kūjų. Iškala kamuolį toliau nuo baudos aikštelės. Dabar ją dar vienas perdavimas seka. Smūgis arčiau vartų ir Gaudiešius. Ten nori nekirsti vidurio linijos Deividas Pipiras, Dominikas Kupilinskas krenta dirbtinės dangos. Panašu, kad tas susidūrimas turėjo pasiekmių, bet šiaulietis po truputį bando stotis. Ir jo komandos draugai kamuolį toliau išlaiko.
puikiai žaidžia Darlingtonas, geras perdavimas Džordžio Eduardo, kamuolys atšoka Pikčiūnui, graži ataka, smūgis ir šalia vartų skrieja. Prieš Panevėžio ekraną rungtynių rezultatas 3-0, bet neapsigaukite, ten po 90 minučių buvo lygybė 0-0. Artėja pirmasis kėlinys prie pabaigos. Čia perimtas kamuolys Džordžio Eduardo. Kamuolį išsaugo. Tiesa, netaip lengva pradėti ataką. Artiomas Račenko, dabar Čibukenvos. Kretingiškiai anksčiau laiko. Džordžio Eduardo sprintas kairiuoju pusiau flangų, perdavimas į baudos aikštės. Džordžio Eduardo. Jo perdavimas, smūgis, Andrėjus Popo.